Kodėl aš asmeniškai nepardaviau Uberio ir nepardaviau Intelio, nepaisant to, kad mano asmeniškai Intelio pozicija sėdi su plius daugiau negu 400%, Uberis sėdi apie minus 20%, tai kodėl aš jų nepardaviau ir dar pagalvojau, kad galbūt verta net ir pasididinti ir kodėl apie tai vertėtų pagalvoti ir tau. Žinoma, viskas, ką kalbėsiu, nėra investavimo rekomendacija, tiesiog parodysiu, kodėl man kilo tokios mintis ir galbūt tai duos ir tau tam tikrų idėjų ir įžvalgų, plus, žinoma, logikos, kaip ieškoti informacijos savarankiškai tam, kad priimti geresnius finansinius ir investicinius sprendimus. Gerai, tai aš atkeliauju į Quiver Quantitative, tai yra puslapis, kuris renka agreguotą data apie JAV politikų sprendimus. Ir tikriausiai nereikia pasakoti apie tokią moterį, kuri yra vardu Nancy, pavardė Pelosi ir kuri lenkia rinką nesvietiškai. Tai, žodžiu, jeigu pažiūrėti nuo 2014 metų, jos treidai yra uždirbę ją 878%, palyginti S&P uždirbo per tą laiką mažiau negu 300%. Tai kad jūs suprastumėt skirtumą. Jeigu investuoti 100 tūkstančių grubiai, tai 878% pastatytų šitą žmogų per apytiksliai 12 metų į netoli milijono kapitalą. Būtų 978 tūkstančiai. Vat tokia pinigų suma. Tai realiai netoli miliko. Palyginimo S&P 500 per tą laiką nebūtų sugeneravęs net 400 tūkstančių. Būtų 396 tūkstančiai. Tai vėlgi, tai yra milžiniškas atotrukis. Įsivaizduok, tai yra beveik, reiškia, pusės milijono atotrukis tarp rezultatų per tą patį laikotarpį. Tai yra didžiulis skirtumas. Ir dabar, kadangi kongreso nariai privalo viešai deklaruoti savo visus pirkimus ir tą padaryti per 45 dienas nuo šitų pirkimų įvykdymo, tai galima visą šitą datą susirinkti. Ir ką aš pasižiūrėjau, kad teta Nancy Pelosi 23 birželio susipildė informaciją apie tai, kad gegužės 29-26 metų jinai nupirko opcionų Uberiui, call opcionai ir kaina yra, kainos konkrečios jie nedisklausina, jie disklausina tik tai range, kuriame buvo nupirkta. Tai šiuo atveju tarp 500 tūkstančių ir milijono dolerių vertės kontraktai ir tai yra Uberis ir galim pasižiūrėti į pačius kontraktus, tai yra kas yra nupirkta. Tai nupirkta yra 200 call opcionų su strike price'u 50 ir expiration date of 3/19/27. Žinoma, tai yra strategija pažengusiam, aš nekartą kalbėjau apie opcionus irgi šitame kanale, tai galit atsisukti, susirasti video apie pačius opcionus, bet dabar pati logika, kaip techniškai tai galima būtų atkartoti ir paskui parodysiu, kaip paskaičiuoti visą tai. Tai vėlgi žingsnis po žingsnis metodologija, kaip tą padaryti. Tai vėlgi atkeliaujam ir pradžiai, ką mums reikia susirasti, tai šiuo atveju mano portfelis, tai yra vertybinių popierių sąskaita ir jums reikės vertybinių popierių sąskaitos, kuri leidžia prekiauti opcionais. Tai viena iš jų yra Freedom 24 ir nuorodą rasit apačioje, aš pats ten laikau, kaip matot, šiai dienai apie 174 tūkstančių portfelį ir jeigu jums įdomu pasižvalgyti į mano asmeninį portfelį, kaip jisai atrodo, kaip atrodo kripto žiemos laikotarpiu, na tai nuoroda irgi yra apačioje į patį portfelį, galit pasižvalgyti ir suprasti, ar jums tokie amerikietiški kalneliai yra prie širdies ar ne, kai portfelis iki 10 tūkstančių per dieną pasviruoja. Gerai, tai atkeliaujam į prekybą ir atkeliaujam prie akcijų, atkeliaujam prie JAV ir atkeliaujam prie opcionų. Ir šiuo atveju mums, kas yra įdomu, mes galim surasti Uberio opcionus, tai šiuo atveju suvedam Uber ir tada mums yra data, tai yra 2027 kovo 19, matų, 260 dienų liko. Jos strike price'as, mes turim pasirinkti visi, jos strike price'as buvo 50. Tai reiškia, kad vienas toks opcionas, jeigu mes norėtume jį įsigyti, jisai kainuoja 2695 pinigus, nes vienas opcionas, tai vienas kontraktas yra 100 akcijų. Dabar jinai nupirko 200 kontraktų. Tai 200 kontraktų. Tai dabar įsivaizduokit šitą dydį. Jeigu mes bandytume tą patį pakartoti, aišku, tai 200, man čia jau net neišneša. Jeigu aš čia 20 padaryčiau, tai čia gautųsi 53 tūkstančiai, tai 200 gautųsi virš pusės milijono pinigais. Ne? Tai vat būtent tame range, kas ir buvo nurodyta, bent jau šiai dienai. Tai logika yra tokia, bet dabar galim paskaičiuoti vieno kontrakto logiką. Tai 2670 iki, reiškia, šičia. Dabar
kaip žinoti, ko galima tikėtis? Nu vat kaip žinoti, kiek aš galiu čia uždirbti su to opcijonu. Tada, ką mes padarom, mes atkeliaujam į Option Strat ir ką mes galim padaryti, mes galim paspausti Build Long Call, surasti Uber, visiškai praktinė sesija jums čia dabar gaunasi. Jūs surandat 27 metų kovo 19, 260 dienų, ne, tai pasitikrinat. Call 50 ir dabar jūs galit matyti, jeigu mes išlaikom tą patį implied volatility ir Uberis, nu vat, staiga pavažiuoja, vėlgi galima pasižiūrėti, tarkim, 50%, vat iki 50%, vat kainos lygis nuo 70, tarkim, 3 iki 110, plus minus. Kiek pelno galima tikėtis? Tai logika yra labai paprasta. Jeigu Uberis pavažiuoja iki 80 pinigų per Liepos mėnesį, nu tai matot, kiek galit uždirbti. Jeigu iki 83, irgi matot, kiek galit uždirbti. Tačiau, kadangi jūs sumokėjot 2670 prie dabartinės kainos, o jūsų straikas yra 50, tai vadinasi, jūsų efektyvus pirkimas būtų plius minus ateityje, vat kovo 19, kaip dabartinė kaina. Tai reiškia, jūs, jeigu akcijos kaina išliks tokia pat, jūs neprarasit pinigų, bet jeigu akcijos kaina pavažiuos žemyn nuo dabartinės kainos, tai reiškia, kad jūs pradedat prarasti pinigus ir juos pradedat prarasti labai stipriai. Žinoma, tai yra tas pats, kas tikriausiai nusipirkti dabar Uberio akcijų už 70, dabartinę kainą, 73 pinigus ir tarkime, jeigu Uberis susviruotų kokiais 30% į apačią, nu tai jūs plius minus tą patį nerealizuotą nuostolį turėtumėt. Bet jums nereikėtų pirkti už visus 7000, jūs galėtumėt pirkti tik tai už 2600. Bet jeigu būtų, taip sakant, prastas variantas ir kaina pavažiuotų žemyn po metų, jūs prarastumėt labai nemažą dalį, nu arba jeigu sulauktumėt kovo 19, nu tai prarastumėt visus pinigus. Tai čia yra pagrindinė rizika, ne? Tai va, tai tokios tokelės ir galit pamatyti, kiek galima uždirbti. Tai reiškia, investavus, kaip pavyzdys, 2637 galima padvigubinti pinigus teoriniam lygmenį, jeigu per ateinantį mėnesį apytiksliai kaina šokteltų iki 100, galima būtų padvigubinti, jeigu iki lapkričio kažkur jinai šokteltų iki 103 arba laikytųsi apie 100-103. Žodžiu, bet kokiu atveju jūsų didžiausias pelnas atkeliautų teoriniam lygmenį, jeigu kaina šokteltų virš 90. Atkreipkite dėmesį, va ties kur prasideda jau tas įdomesnis pelnas, tai reiškia, jis prasideda virš 90 pinigų. Pats blogiausias variantas, ką jūs galit padaryti, tikriausiai kas gali nutikti, tai akcijų kaina pavažiuoja žemyn, ne, mažiau negu, tarkime, 70. Jūs matot, kad tikrai yra to nuostolio, bet jūs galit padaryti tą vadinamą exercise option, tai šiuo atveju nupirkti už visus pinigus, tai reiškia, jūs tiesiog investuotumėt prie 70 kainos, tačiau jūs dar būtumėt on top sumokėję 2,6, tai reiškia, kad jūsų vidutinė kaina būtų apie 96, nors iš tikrųjų nupirktumėt po 70 arba ten, tarkime, po 66. Nu tai va, čia yra toks labai nemalonus laikotarpis, jeigu nenorėtumėt visiškai išeiti iš to sandorio, ne? Bet vėlgi, ką tai pasako? Tai pasako, kad Nancy Pelosi mum parodo, jog jinai tikisi, jog per ateinančius 260 dienų Uberis tikėtina nenukris žemiau negu yra dabar. Vat ir visa logika, ne? Tai šiuo atveju tai duoda, na, taip sakant, jeigu tai yra žmogus su pakankamai dideliu ir geru track rekordu, tai duoda ir man tokia idėja ir įžvalga, kad jinai žino kažką, ko nežinau aš, ir galbūt šitas dalykas pasiteisins. Tai vat čia kalbant apie Uberį. Toliau kalbam apie kitą poziciją, dar įdomesnę poziciją, tai šiuo atveju yra Intelis. Ir jeigu atkeliausim čia yra tarp milijonų ir 5 milijonų yra kontraktų įsigyta. Ir jeigu pasižiūrėsim į Intelio akcijas, nu tai, taip sakant, jinai paaugusi per paskutinius kelis, vat, pažiūrėkime, ne, daily, jinai paaugusi per paskutinius čia kelis metus, vat, nuo 40 grubiai iki 130, labai stipriai užaugusi. Ir vėlgi, jeigu grįžtam atgal, taip sakant, akcija jau labai stipriai išsipūtusi, mano vidutinė kaina yra 20 kažkiek pinigų už tą akciją ir Intelio jinai dar nupirko opcionų, tai užeinam pasižiūrim į patį sandorį. Purchased 200 call options with a strike price of 50 and expiration date ta pati.
kovo 19-27. Gerai, atkeliaujam į tą patį Freedom 24, surašom INTC, tai Intel Corporation, pasižiūrim. Strike price'as kovui buvo, taip, 260 dienų, strike price'as kovai buvo 50, taip sakant, labai deep in the money. Ir už tokį dalyką jinai mokėjo už vieną plius minus kontraktą tikėtina apie 8000. Tai kalbant apie tai, kad tai buvo 200 kontraktų, tai šiuo atveju, jeigu 20 aš paspausiu, tai yra 100, tai buvo tikėtina apie 1 680 000. Kažkas tokio. Tai va, tai žmogus investuoja taip 260 dienų. Dabar keliaujam į tą patį, sudedam į option stratą, keliaujam ir pažiūrim, kiek mums potencialiai galėtų uždirbti toks sprendimas. Intelis, kovo 19, strike price'as 50, ne? Tai pasižiūrim, 8,4 yra maksimalus nuostolis, bet vėlgi lygiai ta pati logika. Jinai tikisi, jog Intelis teoriškai sėdės apie $130–140 plius minus, nes viskas, kas yra virš šitos ribos, keliauja į žalią logiką. Ir tam, kad pasidvigubinti pinigus, čia panašu, kad nereikia tokio stipraus kainos augimo, nes nuo 8 grubiai, tiksliau nuo 130 reikia nukeliauti iki 217, kas yra $8. Taip, tai yra stipru, tačiau tai yra 67% prieaugis, kuris leistų padvigubinti pinigus bendrai investuotus. Tai žinoma, tokie prieaugiai galimi, tačiau nebūtinai jie pasiteisins. Tačiau, kai žmogus irgi daro tokį stiprų, taip sakant, čia nepavadinsi kitaip, bet statymą į šitą pusę, tai atrodo tikrai stipriai, bet jinai irgi, taip sakant, ne visada pataiko. Tai reiškia, kad jeigu mes kalbam apie Nancy track rekordą, jisai yra įspūdingas, tačiau žiūrėkit, kokie buvo drawdownai, ne? Ir jeigu pasižiūrėti, tai jos live stock portfolio, sakant, atrodo visiškai kitaip, tai vat jos yra toks live stock portfolio, tai galit pasižiūrėti, kaip jos portfelis atrodo. Bet jeigu žiūrėti jos trade'us, tai vat taip atrodo, o jos net worth atrodo irgi nuo 2013 121 milijonas ir dabar yra 249 milijonai 25 metų ten pabaigai. Tai va, tai čia yra jos net worth, bet jeigu žiūrėti jos trade'us visus, kuriuos jinai darė, tai atitinkamai taip atrodo viskas. Tai mintis tokia, opcionai šiai dienai sudaro 5,8 milijono, iš kurių paskutiniai opcionai, Uberio ir Intelio, sudaro, tikriausiai apie netoli pusės. Tai reiškia 2 kompanijos, tai irgi yra labai stipru. Ir jeigu žiūrėti į tuos trade'us, tai tarkime, vėlgi opcionai sėdi minus 18%, minus 6%, minus 20%, tarkim, Tempus AI, Vistra minus 15%. Taip sakant, bet čia ne opcionas, čia tiesiog akcija buvo pirkta. Tai Nvidia sėdi kaip akcija pirkta irgi minuse kol kas nuo jos pirkimo. Google'as 1% pliuse. Sakant, jinai nėra dievas ir yra labai nemažai tų tokių pirkinių. Pavyzdžiui, pardavimas su nuostoliu. Google'as vėlgi buvo parduotas, bet nuo to laiko jisai pakilo 6%. Tai netgi PayPal atsikratė, taip sakant. Tai, žodžiu, logika tokia, kad yra pas ją labai pelningų tų sandorių. Asimetrinės investicijos, turint minty jos amžių, kad ją yra 85 metai, tai yra žmogus, realiai jau ten gerokai virš pensinio amžiaus ribos, tačiau daryti tokius judesius rinkoje, reikia turėti drąsos. Ir vėlgi, jeigu kalbam apie opcionus, tai yra labai stipru ir vėlgi Intelis jau dabar 12% yra pavažiavęs, tai mes galim padaryti, kadangi yra 30 dienų, tai čia yra kovas, Tai tarkim, Intelis pavažiavo 12%, tai reiškia, jos pozicija galėtų potencialiai jau turėti tokį pelną, kaip mes skaičiuotume nuo čia. Plius minus, ne? Tai reiškia, kiekvienas opciono kontraktas jau dabar galėtų kainuoti apie 70% brangiau negu jinai pati mokėjo. Lygiai tas pats su Uberiu apie 4%, ne? Pakilo Uberis, tai reiškia, kad jos opcionas gali apytiksliai kainuoti, sakykime, keliais dešimtim pinigų brangiau. Tai va, tai jeigu jūs norit atkartoti tokius dalykus, jūs galit bandyti tai daryti, tai tikrai nėra rekomendacija ir kaip matėt pas žmogų su 240 milijonų net worth, šita dalis sudaro
nu taip sakant, šitie pirkiniai sudaro kiek? Ten iki 2% portfelio bendrai paėmus. Tai reiškia, net jeigu jie dingtų, jinai tikėtina nepajustų šito dalyko, sumos skamba įspūdingai, tačiau palyginti su bendru kapitalu irgi turėkit mintyje, kad jinai nerizikuoja labai stipriai visų savo kapitalu. Tai nėra visas jos kapitalas, tai yra iki 2% jos kapitalo. Todėl tikėtina, kad ir jūsų pozicionavimas, jeigu jūs jau žiūrite į tokius dalykus, turėtų bent jau proporciškai atitikti to, ką jūs sekat, logiką ir portfelio sandarą. Tai va, tai su visu tuo galit susipažinti, taip sakant, nuėję ten į tą puslapį, niekaip aš neištariu jo pavadinimą teisingai. Tai va, tai ten galit rasti tos informacijos ne tik apie Nancy Pelosi, bet logiką, kaip galima potencialiai paskaičiuoti, kaip galima potencialiai nusipirkti, jeigu jūs domina. Tai aš parodžiau, nuorodą į tą patį Freedomą rasit apačioje, nuorodą į asmeninį portfelį irgi ir pelningo jum investavimo. Aš asmeniškai savo Intelio poziciją toliau pasilieku ir lygiai taip pat pasilieku Uberį, žiūrėsim, kuo tai baigsis. Jeigu įdomu, laikas, prenumerata kanalui ir iki kitų kartų.